Oi, Nylika, nu tu jo klausyk. Ne, taip nebūna, kad vyras kartą ir atsitiktinai nuėjo į kairę. Tikrai ne. Čia aš tau sakau. O kad kartai kliūna? Taip, būna. Teisingai. Teisingai. Surenk jam pirtį. Teisingai. Tai duodi mūsų brolį. Ne, Viktorai, aš atstatau teisingumą. Klausyk, Angelė, gal gali man vieną žmogų apmokyti, kaip sakoma, pasidalinti savo neįkainojimą patirtimą. O kokį žmogų? Na, matai, man reikia virti sesers. Labai reikia. Ir suradau aš tokią mergaitę, bet, matai, jinai jokios patirties neturi. Tai jai tiesiog reikia paaiškinti, kas, kaip ir kur. Na, gal gali? Galiu. Kristutė. Labą dieną, aš Kristina. Va. Angelė, aš tavim labai pasitikiu. Mergaitės, aš matau, kad jūs rasite bendrą kalbą, o aš jau bėgsiu darbai. Na ir kągi tau papasakoti? Tai viską tikriausiai. Čia yra tik tai mano ir Auksės reikalas. Mes susitvarkysim. Koks jums skirtumas? Didelis kupstai. Griaudamas savo šeimą, tu degraduoji. Dar labiau. Ko jūs mane iš pat ryto užsipolėt? Aš sakau, aš susitvarkysiu. Teisutė, kaip tu nesupranti, mums rūpi. Mes norim, kad tu susitaikytum su Aukse. Teisutė, tikrai, gal jau laikas ko nors imtis. Mes visi esam pasiruošę tau padėti. Nereikia man nieko padėti. Ką aš Auksės nepažįstu. Reikia tik palaukti ir viskas. Palaukti. O, ką aš sakiau? Auksė skambina. Alio? Aha. Iki. Nu, o ką reikėjo įrodyti? Susitikt nori, matyt, pasiilgo. Atsipalaiduokit jūs. Einam geriau, ką nors gyvybę išgelbėsim. Nu, arba kavos atsigerkim. O kavos atsigerkim. Taip, čia procedūrinis. Aišku. O tu kur mokės? Ai, aš tai pas save ten Utenoj. Tai ten ir mokiausi. Pati žinot, kaip būna, kai už gražias akis visi pažymis rašo. Aišku. Gerai, žodžiu, čia tvaršiai, čia fiziologiniai skysčiai, čia yra pirštinės, čia švirkštai, 2, 5, 10. Tai pačioje mokam? Oho! Ir kasgi čia pas mus pamiršo pragaro vartus uždaryti? Ko vardu? Svanas. Juodasis Svanas. O gimimo liudijime kas parašyta? Stasys. Stasys. Na kągi tu, juodasis Stasy, čia veiki? Kuo skundėsi? Kas skauda? Pilvas skauda. Pilvukas skauda, Stasiukui, gerai. O gal tu kažko pasiimti atėjai? Teks pakelti savo itin spalvingus drabužėlius. Sielą, kaip suprantu, tu jau pardavėjai, bet kūną apžiūrėti reikia. Labą dieną, gydytojau. Aš Stasiuko Gulbinsko mama. Oho, nieko savo, obuolys nuo obels kaip toli nurėdėjo. Ir kaipgi jūs, mama, leidote savo sūnui tamsai tarnaut? Negalėjot kažkaip išsukti? Aš nebeturiu jėgų, susidėjau su tais gotais. Į ligoninę nenorėjau gulti, sako, geriau numirt. Na tai kaipgi čia atsitiko, kad paguldėt? Įkalbėjau. Gal jūs pakalbėsit su juo, gydytoju, gal jis jūsų paklausys. Ką čia kalbėt, mamytė? Skirsim jam intensyvų klizmos kursą ir išvalysim jį nuo visų šitų gotiškų dalykėlių. Jeigu reikia, tai aišku. Reikia, pajokavau, mamytė, pajokavau. Jūs dievų tikit? Tai pats metas apsispręst, tikėt ar ne. Nesijaudinkit jūs taip. Sutvarkysim jūsų vaikiną. Pamatysit, ištrauksim jį iš tamsos. Tai netgi dabar namie diplomas kažkur valiojasi. Bet man jo taip ir niekada neprireikė. Nu, aš po mokslų, kadangi iš karto į Vilnių išvažiavau. Atrodo, jau prieš 100 metų viskas buvo. Kateterį paduok. Kateterį? Kateterį. Kateterį. Na kaip?
Auksė buvo atėjus. Dar ne, laukiu. Teisingai, prieš sunkų pokalbį reikia vandens išgerti. Blemba, Gaulė. Ir tu į tą pačią dūdą. Kokį dar sunkų pokalbį? Aš jums rimtai sakau, pasiilgo in manęs, liūdna jai vienai. Tai ką, galvoja, aš Auksės nepažįstu? Taikysimės. Aš jau viską paruošiau. Aha, taip ir patikėsiu, kad tu ten tos dokumentus paruošiai. Taip, paruošiau. Laukiu tavęs 3 valandą prie metrikacijos skyriaus. Ir labai prašau, nevėluok. Ir nepamiršk paso. Aš šit kaip. Nu gerai. 3 tai 3. Tai va, kadangi man reikėjo iš kažko gyventi, tai aš... Na tai aš pirmiausia bandžiau aktorė būt, paskui modeliu. Gerai, Aišku, eikit iki palatos dabar, grįžtės netukus pasisakys. kažkoks keistas. Kągi, juodasis Stasiuk, tau erozinis gastritas, taigi teks šiek tiek pas mus pasigydyti. Aš gotas, jums negalima gydytis. Vaikeli, kad tu iš mamos nuknisai pudrą ir kapinėse alučio gurkštelėjai. Dar nesuteikia tau teisės vadintis tikru tamsos atstovu. Aš tikras. Tikras, nejuokink. Tikro goto turi būti tamsus tik tai vidus, o ne bižuterija. Ir iš viso tu dar per mažas tarnauti mūsų valdoviai mirčiai. O ką? Jūs irgi mūsiški? Ne tavo reikalas. O kur jūsų anchas? Ne tavo reikalas. Tu vis tiek netikras. Jeigu tu būtum mūsiškis, tu negalėžėlėm būtum apsikarstęs, o būtum ten, kur visų gotų širdis plaka unisonų su nebūtim, kur iš tavo DNR vijų savo šaliką mesga pati šėtono bobutė. O kur čia? Štai, tik pajus, kaip čia gera. Šalia esanti mirtis suteikia mūsų gyvenimui daug daugiau prasmės. Dabar klausyk čia. Palieku tave čia vieną, kuriam laikui. O kai ateisiu, tikrai įvertinsiu, ar tu tikras, ar muliažas. O daktaras Viktoras tai labai protingas žmogus. Mes tik susipažinom ir iškart man darbą čia pasiūlė. O tik paskui sužinojo, kad aš mediciną baigiau. Taip, labai protingas žmogus. Gerai, žiūrėk. Čia gydytojai rašo paskirimus. Taip? Tu ėmė preparatus, vaistus, tabletytės, kapsulės, sudėlioji ir kiekvienam pacientui pusvalandis prieš valgį nuneši. Šiaip jau, Angelė, kai kurie vaistai geriami valgio metu, o kai kurie po valgio. Koks skirtumas, Lionė, mes įsiaiškinsim. Netrukdyk, ką? Angelė, ką reiškia koks skirtumas? Nuo to priklauso gydymo efektyvumas. Tikrai? Tai jeigu tu toks protingas, gal tu galėtum pats viską jai paaiškinti? Laisvai? Kristina. Levinas. Daktaras. Tai jūs čia pažindinkitės, aiškinkitės, tu jai viską papasakok ir aš lėksiu, nes turiu daug darbo. Ačiū, Lionė. Na, Ačiū jums, čia iš tikrųjų kieta vieta. nešūkauk. Šioje patalpoje nepriimta džiūgauti. Tavęs gali nesuprast. Atsiprašau, aš tikrai jau pajaučiau, kad aš priklausau tamsai. O galiu čia atsivest draugų? Tu ką išprotėjai? Tavo draugams tikrai čia per anksti. O man? Aš jau tikras? Čia aš dar nesu tikras, ar tu tikras. Nežinau, žodžiu, man reikia pasitars. Su kuo? Kad ir su juo. Tamsos riteriai. Prašau eiti su manim. Yra reikalas aptarti išėjusiųjų sielas. O tu čia pabūk. Ir neišdykauk.
ne, tu... Man labai reikia tavo pagalbos ir dabar skubiai. Angelė, mes susėmė, ar tu nematai? Eik, netrukdyk. Taip? Na gerai. Kupst, kur plaunis? Naudžiūnas tave nužudys. Supranti, Gaulė, man reikia iki metrikacijos skyriaus nuvažiuoti. Įsivaizduoji, Auksė sugalvojo skyrybų dokumentus paduoti. Tu ką tu galvoji daryti? Gaulė, ar tu rimtai galvoji, kad mes išsiskirsim? Taigi pagazdint nori mane ir viskas. O tu įsitikinęs? Tai aišku. Pamatysi, pati net laikys, atsiprašinėt pradės. Tik kad aš Auksės nepažįstu, ar ką? Palaikyk, Gaulė. Sveiki. Sveika, Angelė, ką norėjai? Oi, Jūratė, jūs net neįsivaizduojate, kas dedasi mūsų klinikoje. Nes jeigu žinotumėte, ką daktaras Viktoras Hugo Poplavskis sugalvojo, tai... Jūs įsitikinęs, daktarė Viktorai Hugo, kad jūsų skyriui būtent rankų reikia? Atleiskit, kuo jūs vardu? Kristina. Taigi, Kristina, aš jums užduosiu vienintelį klausimą. Prašau, pasakykite bent vieną preparatą, kuris yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojamų medicinos srity pirmajame sąraše. Kokainas. Atspėjau? Atspėjote. Atspėjote, panelė Kristina, ačiū, viso gero. Viso geriausio. Poplavski? Ko aš čia? Blemba, aš jums rimtai sakau. Jinai čia mane taip tik tai tikrina. Čia yra toks išbandymas. Taigi aišku kaip diena. Ką, jūs rimtai nesuprantat? Pamatysi, dar jinai šiandien man paskambins ir pasakys: atsiprašau, teisutė, aš pasikarščiavau, važiuojam ir atsiimsim tuos skyrybų dokumentus. Rimtai taip ir bus. Nu, arba panašiai. Kupstai, kartais man atrodo, kad tavo galvoje nesmegenis, o makrofleksas. Pasirodo, tu tikrai nepažįsti Auksės. Tu ką nesupranti? Jūs ką tik padavėt skyrybų dokumentus, o tai katastrofa. Jeigu reikalai taip toliau klostysis, tai tavo gyvenime liksiu tik aš. Ir aš? Jo, ir va, šitie idiotai. Bingo. Lemba, Kupstai, gal tu tikrai važiuok namo, pasikalbėk. Sėkmės. Nuo šiol, Viktorai, aš noriu, kad jūsų skyriaus naujas personalas visada ateitų pirmiausia pas mane pasikalbėti. Ar aišku? Žinoma, aišku, tai buvo paskutinis kartas. Prisiekiu Jūratė savo mamą. Ir dar, pasakyk jai, kad chalatą grąžintų. Vis tiek jai per ankštas. Naudžiūnai! Jūratė, tai padariau ne aš. O jeigu ir aš, tai aš nekaltas. Arba mane kažkas su kažko supainiojo, arba privertė tai padaryti. Galų gale galėjo būti mano antrininkas. Tu nieko neįrodysi. Tuo jau pat man paaiškini, kaip tavo gyvas ligonis atsidūrė lavoniniai. Tu žinai, kas už tai mums grėsia? Jūratė, čia ne aš? Tu? Aš ne. Aš atlieku psichologinį eksperimentą. Kaip tau sekasi? Puikiai. Žodžiu taip, berniuką tuoj pat grąžini į palatą ir nuo šiol prašau laikytis tradicinių gydymo metodų. Aš manau, tu mane supratai. Supratau. Mano baltapūkė raganaitė. Bet būtinai išbandysiu dar ką nors. Aha. Kas čia? Kaip tai kas? Žmogaus kraujas. Antra grupė Rezus Plius. Kaip mes jį mėgstam. Tik ambra. O kam? Kaip tai kam? Tikras gotas. Privalo gerti žmogaus kraują, bičiuli. O be to negalima? Nu va, aš taip ir maniau. Be to negalima. Aišku, kad negalima. Koks tu gotas? Nu, nejokink žmonių. Aš gotas. Gotas?
Ašgi tau sakiau, joks tu negotas. Nusiplauk savo špaklių ir keliauk į palatą, greit, šuoliais. Jūs girdėjot? Gotas, kraujo negersiu. Susirink savo žaislus. O jūs pats geriat? Tai ne. Kiekvieną rytą. Po 200 gramų ant tuščio skrandžio. Šuoliok iš čia. Tau geriau to nematyti. Tikras jisai. Kraujo gersi? Linksminatės. Tai ne. Angelė, o tu Kristinos nematei? Nes aš jai trumpą teorinį kursą parašiau. O tu įsivaizduoji, ją burniką atleido. Kaip tai atleido? O va taip netikėtai paėmė ir atleido. Blemba, kaip gaila. Gaila? O ko jau čia taip gaila? Patiko? Dirbti tingiu, bet papai galingi. Angelė, ką tu čia šneki, man gaila kaip pedagogui, grinai kaip pedagogui. Lionė, o gal tu man paskaityk tą paskaitą, ką, nes ašgi užmiršau viską jau. Angelė, tu viską žinai, kam tau čia ta paskaita? Klausyk, jau be 10, man reikia bėgti, staigiai. O tu, jeigu nori, imk, paskaityk. Pedagogas atsirado. Labą dieną, gydytojau. Kaip mano Stasiukas? Turiu pasakyti, kad nekaip. Labas, mama. Stasi. Ta prasme, sorry, mama, kad aš tau nervus tampiau. Nu, bet jau viskas jau. Tos nesąmonės manęs nebedomina. Baigiau. Ačiū, daktarė. Prašom. Palauks tavęs palatai. Tai ta prasme, gydytojau, tai, ką jūs sakėt, netiesa? Ne. Nu, tu matai, suveikė mano netradiciniai metodai. Viskas, pasikeitė vaikis. Galėtum man bent jau kaip vyrgydytoja premiją išrašyti. Jau Nobelio premijos tai aš nesitikiu. Nu, pavarai, naudžiūnai, tik tu taip sugebi nusiųsti vaiką į lavoninę, kad motina po to tau dėkotų. Pala. O kaip mano premija? Palauk. Tu ką geri lavoniniai? Tavo kraują. Mano, jeigu tu irgi geri. Auksė. Nu, tu neišsigalvo, gerai? Teisutį, mesgi viską aptarėm. Taigi aš nenoriu skirtis. O aš noriu. Aš čia galvojau, kad tu mane čia tik pagazdint nori, Auksė. Taigi tu nenori skirtis. Ką, aš tavęs nepažįstu? Teisutį, jei taip gerai mane pažįsti, tai ko atėjai? Tai ką, man išeit, tipo? Taip, išeit. Blemba.